Tai Martynai 7 vieta pasaulyje, yra ko džiaugtis? Manau, tikrai yra. Aišku, sąlygos tai buvo žiauriai sudėtingos. Tokių net nesitikėjau, kad gali būti. Jo, varžybos buvo atkeltas, nežinau, valandą kokią laiką. Sektorius irgi žiauriai slidus buvo. Tai iš tiesų buvo žiauriai sunku mest, bet nežinau. Kai kuriem pavyko, Mykolai, pavyzdžiui, ir Štalį irgi pavyko padaryti. Bet man tai truputėlį sutrukdė. Papasakok, Martynai, šiek tiek, kaip atrodė ir kokios emocijos virė viduje, nes vis tiek turbūt čia reikėjo kovoti ne tik su varžovais, ne tik su oro sąlygomis, bet ir su savimi, kai ten nežinai nei kada vėl grįžti į sektorių ir psichologiškai turbūt buvo žiauriai sunkus finalas. Tai jo, net nebuvo aišku, ten teisėjai galvoja atkelti kitą dieną varžybas, arba iš viso nedaryti varžybų ir tai jo. Iš tiesų labai sunku buvo. Ką kalbėjotės tarpusavį ir kaip bėgo laikas per tas 2 valandas, kai nebuvo aišku, kada prasidės tas finalas, ar prasidės? Tai tiesiog nieko neveikėm. Sėdėjom, laukiam ką atneš. Tai tiesiog ruošiamės toliau. Visgi iš kitos pusės Mykolas Alekna į Lietuvą parveža sidabrą, brolį aplenkė Stolis paskutiniuoju bandymu, bet sidabras yra medalis, yra labai garbingas ir didelis pasiekimas. Ką galbūt jau spėjai pasakyti broliui, kiek džiugu dėl jo, kiek džiugu dėl to sidabro? Man tai asmeniškai truputėlį gaila dėl Mykolo, nes tikrai galėjo padaryti. Nežinau, nieko, tiesiog paspaudžiu ranką, dar nekalbėjom, tai po varžybų pakalbėsiu. Manau, jis irgi pats nėjo labai patenkintas, tiek sidabras yra sidabras. Pats būtum laimingas prieš finalą, jeigu tau būtų pasiūlę 7 vietą, imtum tą poziciją? Tiesą sakant, šiaip 7 tai žiauriai gera pozicija. Aš irgi nesitikėjau, bet tikrai buvo galimybių šiandien tik ir toliau mesti. Sąlygos visiems vienodos, tai nežinau, manau visai nieko. Kaip tas judėjimas sektoriuje, slydo kojos, bateliai, slydo? Nežinau, kaip matėt, kad kurie net krito tie varžovai, bandė ten batus keisti ir toliau. Aš irgi, man slydo, bet aš bandžiau tą kažkaip techniką pakeisti, lėčiau dariau tą metimą. Tai tiesiog viskas, nežinau. Po pirmo metimo lyderis buvai, kas tuo metu sukosi galvoje? Ne, tai pirmo metimo nieko nereiškia, žinot. Tiesiog tokį užskaitinį padariau, tai aišku smagu buvo, bet žinau, kad vis tiek toliau reikės mesti. Martynai, tau visgi yra sėkmingiausias pasirodymas, patekai į finalą, atrankoje viskas gerai susiklosti. Ką išsiveši iš Tokijaus ir ką čia labiausiai patyrė ir kas pravers ateityje? Aš manau, išvydau, kokios sąlygos gali būti. Manau, čia prastesnių niekada nesitikėsiu, negali būti. Manau, tikrai pasiruošęs dabar viskam esu.